Šiandieną vis dar penktadienis, balandžio 16, taigi sėdau įrašyti antrą video. Stebuklai šiandieną tęsiasi toliau. Tarp pirmo ir antro video gal praėjo kokias 5 valandas. Daug įdomių dalykų įvyko. Per tą laiką ir pats padariau mažų stebuklų. Tai va, tęsiu šiandienos temą. Tai gyvenimas mūsų, galima sakyti, yra projektas, koncertas arba video. Instrumentus, natas, pultus, tembrus pasirenkame patys, režisuojame, yra harmonijos, muzikos harmonijos vadovėliai, yra projektų valdymo metodikos, visą tai reikia mokėti sudėlioti. Ant keptuvės taip dėliu, kaip dėliojame kiaušinius, kepdami kiaušinienę. Taip galiu pasakyti paprasčiausiai. Va, ir kaip tai yra pasiekiama po truputėlį dirbant. Gyvenimas parodo tam tikrus besikartojančius dėsnius, bet mes dažnai jų nepastebime, kadangi gyvenimas užsuka mus į tokį sūkurį. Mes nepastebime, kaip iš tikrųjų viskas sudėliota ir matom tik tam tikrą savo gyvenimo sapno kopiją. Čia kažkada grįžime daugiau prie viso šito, bet norint tai suprasti, tokia bus nauja tema, po truputėlį mano vystoma, kurią vadinsiu sėkmingo gyvenimo navigacinė sistema. Vėlgi navigacinė sistema, navigatoriais mes naudojamės vairuodami automobilį, pavyzdžiui, iš Vilniaus į Klaipėdą važiuodami, mes matome prieš save visada automobilio prietaisų skydelį. Jame yra spidometras, rodo greitį, yra apsisukimų skaičius variklio rodomas, yra lemputė rodanti, ar užtenka tepalo variklyje, ar yra pakankamai stabdžių, skysčio ir kiti visi rodikliai, kurie mums padeda suprasti situaciją, ar mes, kaip mes pasiruošę išvykti į kelionę. Ir tokiu būdu, jeigu imsime šitą kelionės metaforą, matysime, kad šitas skydelis mums po truputėlį gaus didesnę reikšmę, nes mes esame pratę kiekvieną dieną važiuodami į darbą prie jo, atrodo tai, kaip sakyti, įprastas dalykas, bet gyvenime mes turim tokį patį prietaisų skydelį turėti, kuris matuotų mūsų kelionės situaciją, skaitykim, vienos dienos navigacija, kiekvienos dienos navigacija, nes tai yra svarbu, jeigu mes nematuosime ten, kaip sakyti, kelionės etapų, važiuodami į Klaipėdą, realiam laike mums rodo, kokia situacija yra pas mus automobilyje, kokią mes kelio atkarpą nuvažiavome, kiek dar liko, mes tai pasąmonėje matuojame ir va, visi tie rodikliai tampa suprantami, nes kada mes kiekvieną dieną išeiname į darbą ir atliekame savo senus tos ritualus, kuriuos įpratome kiekvieną dieną daryti, mums atrodo, kad mes kažką teisingai darome, bet mes paprasčiausiai kartojame savo praeities nuotrauką, savo praeitį atkartojame, savo buvusį gyvenimą, nors norime ateityje ir kuo greičiau, aišku, gyventi norimą gražesnį gyvenimą. Tai tie rodikliai arba indikatoriai, vėlgi rodikliai, tai mes nusistatom, kiek, pavyzdžiui, iki Klaipėdos yra važiuoti kelio, mes jau žinome, kokie ten bus taškai, punktai, kur mes sustosime kavos išgerti, o indikatoriai tai jau yra šitie spidometrai, lemputės ir visa kita, mes matom juose indikatorės sudėliotas brūkšnus, kur matom, kodėl bakas pilnas, pripiltas prieš kelionę ir kaip jisai tuštėja viso kelio eigoje, gradavimas indikatoriai mums svarbus. Dar visi tie indikatoriai faktiškai veikia kaip šviesoforas,
gatvių sankryžoje, jis turi 3 spalvas. Zona žalia reiškia, kad viskas gerai, gali toliau judėti, arba pas tave, kaip sakant, esi pasiruošęs išvažiuoti į Klaipėdą, benzinas pripiltas ir viskas veikia, automobilyje gerai tada važiuosi. Na, geltona, tai kažkur tai per vidurį zoną, kada mes matome, kad jau reikia kreipti dėmesį, bet galima tam tikrą laiką dar judėti. Raudonoji, aišku, jau zonoje, kada rodikliai rodo, mes arba patys turime sustoti, arba mūsų sustabdys tai, kad, pavyzdžiui, benzino nebeliko automobilio bake. Tai raudonoji zona stop, geltona dar gali trumpai judėti, kai tik tai pasieksi tą momentą, kada gali patvarkyti blogus dalykus, tvarkyki. Nuo žalias, tai važiuok ir nekreipk dėmesį, kad nesiblaškytum. Tai mano navigacinėje gyvenimo sistemoje yra sudėta 15 rodiklių. Toks yra, aš skaitau, vidurkis, nereikia per daug apsikrauti, bet jų neturi būti per mažai, kad nenuvairuotumėme iki kelio griovio arba kažko reikšmingo nepastebėtumėm ir nepražiopsotumėm. Todėl mes turime šitoje vietoje susirinkti tiek savo kiekvienas indikatorių, kurie pagal mūsų charakterį, gyvenimo būdą ir uždavinių, kurie šiandien mūsų laukia, tad įskaitant visus darbus su vaikais, šeima, giminėmis ir visą kitą, mes žiūrim, kad nesusiakcentuotumėme ir neišnaudotumėme, kaip sakyti, benzino ten, kur nereikia, nes jeigu dabar važiuosime zigzagais, būsi suplanavę nuvažiuoti su vienu baku iki Klaipėdos, o jeigu ten sukinėsite įvairias vietelės gražias pasižiūrėti, aišku, benzino bako jums neužteks. Tai jeigu turite kelioniai ribotą finansų skaičių, kiekį, tai principė iš kelio išsukti negalima, nors ir kaip įdomu būtų. Jeigu ten turi prabangos gaišti laiko ir finansus išnaudoti, važiuok zigzagais, nuo to įdomiau, bet ir tu gali viską tą ir laiko turi, ir finansų šitiem dalykam nusipirkti benzino, kiek reikia, nakvynę nusipirkti papildomą ir visą kitą. Na, supratote, ką reiškia zigzagais važiuoti. Vieni gali, nes turi tą reikiamą resursų kiekį, o kiti turi spausti pedalą tiesiu keliu. Reikia pamiršti, kokia dar fizinė būsena yra, jeigu ten esi pavargęs, tai važiuosi tiesiai, o jeigu esi palaidavęs, turi daug laiko, gali sukinėtis, nes turi daug fizinių resursų sukaupęs. Nepadaryti reikia klaidos, dėl ko Hitleris pralaimėjo karą, versle naudojama tokia patarlė. Jeigu nori kažką pasiekti, nekeliauk į Maskvą, kai Hitleris keliavo per Kijevą. Nes Hitleris ką padarė klaidą, jeigu jis būtų tiesiai keliavęs kaip Napoleonas į Maskvą, jis būtų karą laimėjęs, šiandien geografija būtų pasikeitusi. Bet pakeliui Hitlerio galvoj ir gal patarėjų gila fiks idėja, kad galima užsukti, taip gražiai viskas einasi, vasara puiku, kodėl nenusukti į šalį ir neparklupdyti Ukrainos ant kelių, nes ten buvo daug resursų, išteklių pasipildyti, o paskui jau drąsiai šausime į Maskvą. Bet Ukrainoje jisai sugaišo vasaros laikotarpį ir ten sutriuškino, aišku, visus, bet sugaišo laiką, o paskui, kada vasara eina į pabaigą, keliai pažlunga, tankai sninga į dirvą, išeitliai darapojo ant žiemos iki Maskvos ir prie Maskvos jisai šaltis jis sustingdo. Jeigu būtų atvažiavęs anksčiau mėnesių arba 2, tai šiandieną mes būtų visai kitokį, būtų perbražyta visai kitoks pasaulis. Tai va, o kada jisai atvažiavo, jau kada buvo šalta, nors jau visa Maskva buvo evakuota, išstumta į Sibirą, jis nesugebėjo ir tai, kas liko, Maskvos užimti. Na ir, kaip žinote, prie Maskvos ir Leningrado jis, kaip sakant, patyrė savo resursų krachą, puolamąją jėgą. Dėl to, jeigu labai svarbu suspėti į norimą vietą, kol dar šviesu ir šilta, ir neužstrigti kažkur tai tamsoje ir šaltyje pakelyje, kas dažniausiai būna mūsų gyvenime. Tai va tokia truputį metafora, irgi prie jos kartais sugrįšime. Tai va rodikliai mums padeda
padėti, jeigu suplanavai keliauti, tai keliauk, neperplanuoki labai jau smarkiai, drastiškai kelionės plano vidury kelio. Kaip sakant, arklių perkėloje keisti nereikia, keliantis per upę, nes nugarmėsi keitimo procese. Tai va tokie apmąstymai apie šitą navigacinę sistemą, kurią dažnai miniu straipsniuose, bet neužtenka laiko detaliau ją supažindinti, tai kažkaip perkeliu dėmesį apie ją kalbėti video paskaituose ir po truputį mes tą viską ir analizuosime. Tai va šitoje vietoje kaip ir tokie dalykai, matote, man atsiuntė jauni draugai savo kažkokį tai muzikinį kūrinį, tai pažiūrėsime, ką jisai čia mums gali šiandieną pasakyti ir reikšti. Galima klausyt kartu. Realiam laiku vyksta koncertas, dėl to trukinėja šis žaismą už tai realiam laikė. Thank you very much. Matote, koncertai gali vykti realiam laikė internete. Matote, koncertai gali vykti realiai, be jokių pastangų ir stebuklai vyksta greitai šiame gyvenime. Grįžtant prie gyvenimo navigacinės sistemos, kaip matote, gyvenimas tikrai gražus. Šiandien vakare dar laukia mūsų vienas video, sukursiu jį greitai, yra minčių, bet pakol kas kažkaip tai norisi pabūti su tais stebuklais, kurie dabar pas mane ateina, su jumis pasidalinti jais vakare. Taigi dabar kartui taškas, iki draugai.